Praktiškai visą dieną lėjo, tik likus paskutiniai valandai iki darbo galo nustojo lėti. Išvažiavau po 8 kilometrų ir vėl lietus. Net krušos gavau, bet tik kelias minutes. Buvo biškį pagąstinė jau. Kol davažiavau iki pastogės apsirengti striukę. Ir aprimo tas lietus. Dar lyja. Tai kadangi sustojau, papasakosiu tuo pačiu, ką aš čia susirašiau daryti. Kodėl Belastoks? Tai dėl to, kad ten pirmą kartą dviračiu apsilankiau prieš 5 metus ir labai patiko pasivažinėjams, turėjau labai gerą laiką. Ir nuo tada pradėjau kiekvienais metais bent kartą dviračiu aplankyti tą miestą. Šiemet neaplankiau. O dabar jau gan ilgą laiką nevažiavau tokių įdomesnių ilgesnių pasivažinėjimų. Tai galvoju, kaip aš čia neaplankius Belastok. Tai ir susirašiau. Spalio vidurys. Kaip matot, oras ne pats fainiausias. Bet bandysiu. Vėl įsismarkavo lietus. Niek, kol šviesų tegu lyja. Kai sutems būtų gerai, kad nebelytų. Pagal prognozes turėjo iki 3 nustoti. Bet jau po. Pradėjau pasivažinėjimą Kaune ir judu link Vilkaviškio. Vilkaviškį nusuksiu link Suvalkų. Darydamas lanką bandysiu pasiekti Belastok. Belastokė būsiu ties 320 km, o tada išvažiuosiu per kitą miesto pusę, važiuosiu link Augustavo. Nuo Augustavo suksiu link Lazdijų ir iš ten pro Simną atgal į Kauną. Turėtų gautis tokią 8. Aišku, kos maks tokie pasivažinimai, tai jeigu kažkas nesigaus, nes prisirišęs prie to maršruto ir galėsiu pakeisti, nusukti. Žiūrėsiu pagal situaciją, kaip gausis. Taigi 5 metai, kai važiuoju Belastoko kryptim, bet važiavęs iš viso 6 kartus. Pernai važiavau 2, vieną lygtai balandį ir gruodžio gale nepasiekiau Belastoko, liks 50 km apsisukau, pasirodė, kad gal biškį. Žiemos pasivažinėjimui per didelį distanciją apsižiūrėjau. Visi važiavimai yra skirtingais maršrutais. Trumpiausias buvo berods apie 600 km, ilgiausias apie 800. Dabar bus į mažąją pusę. Atvažiavau į Kazlų Rūdą, kiaurai šlapias, sušalęs, o čia tokia vadienikė. Čia giedra, čia nelabai. Aš važiuojuosi į tą pusę. Protein crisp. Jeigu dar pradės lyti, tai labai nustebsiu, nes visur giedra. Visur. Vilkaviškis. Tuoj pasisuksiu link Suvalkų. Bus matyti, kaip pasikeis važiavimas, nes šiek tiek pakeis vėjo kryptis. Šiol visą laiką prieš vėją. Tai tikrai nelengva, bet smagu. Ypač kai dabar saulė išlinda, tai tikrai fun, super fun. Iki sienos 31 km, tai dabar be 26, tai šviesą dar turėčiau pasiekti. Jėga. Labai škažiai vakaras. Po 7:04 reikia šviesą įsijungti. Ir va čia šit posūkio turėtų būti įvažiavimas į Lenkiją.
Tai čia Lenkija. Ei. Kas čia vyksta? Halo. Halo. Muitinė geras, netikrinu. Šitoj vietoj tikėjaus, kad bus muitinė, nes keletą kartų yra stabdę ir vieną kartą kaip tik buvau užmiršęs pasiimti ID, kai neįvažiavau. Wow. Kaip paveiksliuks. Koks ryškus, oranžinis, raudonas. Nice. Dabar kai tik 7 įsijungiau šviesą, jaučiu maždaug iki 7 reikės deginti, tai turiu pasiėmęs 2 lempas, tai per tas 12 valandų, ko gero, abi pilnai išdegins. Arba pagaliau nusisukau nuo to šonin vėjai, arba ant saprimo, nes ženkliai šilčiau pasidarė. Iki Suvalkų 30 km, tai ten reikės kokį dešrainį gal pasiimti, kažką šiltą užkasti, atsigerti ir pasipildyti maistą bei vandens. Nuo Suvalkų iki Belastok bus apie 100 šiam, tai norėčiau visko užtekti, kad nebereikėtų pildyti. Juolab, kad ir nes pasižymėjai startą jokių degalinių. Dar reiks pajungti radarą, pakrauti, nes naktį jo man praktiškai nereikia. Pasijungs paprastą lemputę. O taip pat akinius nusivalyti. Žodžiu, misija užkasti, apsipirkti, pakrauti radarą, nusivalyti akinius. Pasidariau viską, ką norėjau pasidaryti. Dabar reikia pervažiuoti miestą, nes čia grinai miestą pradžiai tik to. Nu, man atrodo, jau beveik jau į pabaigą Suvalkai. Tai išvažiuosiu. Tai dabar realiai link Belastok nelabai kažką ir turės. Apie 100 km. Kiek aš čia trukau? 7 valandas. Tai jaučiu, panašiai truksiu dabar 10 Lietuvos laiko. Tai kokį 5 turėčiau būti. Oho. Čia šiaip originaliai maršrut planuodamas buvau pasižymėjęs šitą Shell degalinę prie McDonald's, čia galvojau pavalgyti. Bet kai atvažiavau į Suvalkus, galvoju, nu gal geriau pirmiau pavalgau, tada pervažiavau į miestą. Nežinau, manau nesuklydau. Nežinau, kiek jau laiką važiuoju čia šitais plentais, kokią valandą, pusantros gal, nei vienos mašinos nebuvau. Žiauriai smagu. Net pasimečiau. Navigacija rodo tiesiai važiuoti, bet taip pat pažymėta, kad man maršrutas eina ir į kairę pasukas. Bet dabar supratau, kad jis toj vietoj, kur man 8 susikerta. Atvažiavau į Dabravą. Čia yra pusiaukelė tarp Suvalkų ir Belastoko. Tai dabar 8 km iki Belastoko. Biškį stabtelis čia suvalgęs bananą su batonėliu. Ir tęsiu toliau. Gražu naktį, man patinka pasivažinėti po tokius visokius miestelius.
fainai atrodo. Ramu taip. Dirba Tanėlis. Manans, turėjau Red Bull nuo Suvalkų. 8 km iki Belastok, šiaip visai smagiai važiavęs, tikrai džiaugiuosi išvažiavęs. Nu, reik varyti. Pasėdėjus greitai šalt pradeda daryti. Mačiau nesenai, kad žemės temperatūra berods buvo 4, dabar 6 atrodo. Žodžiu, Lenkijos laiko 4 dabar, bet 24, net 4 niek. Tai į valgyklą turbūt nenuvarysiu. Ko gero, teks varyti. Čia varau papusryčiausiu ir tada pajudėsiu link centro pasižiūrėti. Įtariu centre, tai buvo žmonių visgi penktadienį naktis. Kaip smagu čia būti. Praktiškai visus metus stengiuosi ištaikyti progą čia atvažiuoti. Fainai. Fainai. Šiaip pamačiau bulvyčių ir vištienos nagetsų, kad turi, bet ir frajerį valo. Razgratus taip pat ir štai. Vis judėti iš miesto. Nu ką, prašvito. Iki Lietuvos 194. Iki Augustavo dar 125. Yra ir tarpe kitų miestelių. Žiūrėsim, kaip čia gais.
vėl lyti pradeda. Bet jaučiu, kad neturėtų daug būti to lietaus, nes šiaip tai praneša gero orą. Tikiuosi taip ir bus. Trūko man ten pavalgymo. Tai sustojau pakeliui parduotuvėlėm. Piccučių ir šokoladinį pieną. Gal atsiras energijais. Bet to lyja, tai biškį pasislėpti nuo to lietaus irgi gerai. Sakyčiau, kad nebelas tokia buvo, o čia tikrai pusryčiai. Prašviesėja akys pavalgys tų bandelių. Bet realiai, tai čia buvo tiesiog bulk sūris ir kečupas. Ale, pavalgys iškart visai kitą savijautą. Žymiai geriau. Šalta. Rapsai žydi. Antra banga. Čia yra Sucholova. Planavau ten gal stabtelti, bet netoliau Augustavos, o man niek nereik, tai varau tiesiai Augustavą. Tas lietus atsibodo, kai pradėjai lyti, taip ir var. Labai gadina nuotaiką. Nesinori nei filmuoti, nei kalbėti, nei važiuoti. Norėčiau būti šiltai lovai, norėčiau gerti kakavą. Iki Augustavo 10 kilometrų. Iki Lazdijų 70. Dabar biškį nustojo lyti. Kaip 20 minučių nebelyja, gal nustos. Ir aš biškį supikau ant savęs, tam, kad stovinėju bereikalingai. Tai galvoju, gal varyt tiesiai į Lazdijus. Arba pažiūrėti Augustavė, ar yra fritkių. Jeigu yra, pasiimti free ir tada į Lazdijus. O čia į tą Orlendą galin galvojau varyti fritkių. Bet dabar galvoju, kad tiek to važiuoju, nesvarbu. Šitai va ženklas, Vilnius, geras ženklas. Ne į Vilnių reik, bet tai nestojau. Dabar iki Lazdijų kažkur 60 kilometrų. Esu prie vietos, kur aštunkė užsidaro. Apsukau ratą. Vietų. Atrodo fainai, bet 120 kilometrų. Dabar po 4:02. Čia turbūt Lietuvos laik perjungi. 120. Nu žiūrėk, visai normaliai gal dar grįžu. Gal net geriau negu tos bulvytes. Užsisėdėjau tam Eimsai labai ilgai. Tiek ilgai, kad net gėda pasidarė. Net nežinau, kiek man atrodo apie 30 gal minučių tai tikrai prabuvau. Kaip fainai saulę matyt. Eik tu! Žiūrėk. Oh my god, saulė. Oh my god. Bet negalbūt gerai, ne? Nustoja lyti, išlinda saulė. Gražu, atšila šitai pirštinės nuimts. Ir atsisuka bele koks vėjas tiesiai į veidą. Aš netikiu, kad grįžtu namo.
80 km liko, tai vėl pradėjau tikėti, kad gal grįšiu šiandien. Buvo grandinė nukritus į vidinę žaidžias pusę ir įstrigus tarp rėmą. Nepafilmavau, neturėjau kantrybės filmuoti. Labai sunkiai išsitraukiau, užgaišau, nežinau, 15-20 minučių. Labai gražus saulėlydis. Jeigu dabar kiek pravažiuojant mašiną sustuotų, jis sakytų, ar reikia pavežti. Sakyčiau, jo, nes prieš tom vėjų važiavau, čia yra nonsensas. Vos judu. Liko 8 km iki namo. Ir štai pagaliau. Taip ilgai išsvajotas bulvytis. O kadangi liko tik 8 km, tai galiu iš karto apibūdinti ir ką galvoju. Galvoju, kad kelionė į Belastoką buvo vienas smagiausių naktinių raidų. Tikrai. Bet kelionė iš Belastoką buvo vienas nesmagiausių dieninių raidų. Tikrai. Dabar noriu užbaigti bulvytis 8 km ir varyti miegoti.